Bjaurusis ančiukas. Vieną dieną iš kiaušinių ėmė ristis anties jaunikliai. Kai suskilo 7. kiaušinis, pasigirdo garsus pipi. Šis jauniklis buvo labai didelis ir negražus. Jis nepanašus į kitus mažylius. Jo plunksnos pilkos ir pasišiaušusios, o kojos didelės, bet nesvarbu, man vis tiek mielas. Kai mažyliai paaugo, antis pristatė savo vaikus ūkio gyventojams. 6 ančiukai buvo visų išgirti ir gražiai priimti, o pilkąjį ančiuką visi vijo šalin ir net žnaibė. Jis buvo toks negražus, kad ūkio paukščiai jį praminė bjauriuoju ančiuku. Nelaimingas ančiukas taip nusiminė, kad nutarė palikti mamą ir ūkį. Jis ilgai ėjo per laukus ir pievas, kol vakare priėjo nedidelį namelį. Jame gyveno sena moteris. Ji prastai matė, todėl palaikė bjaurųjį ančiuką paklydusią žąsimi ir priglaudė. Nesulaukusi kiaušinių po kelių dienų jį išmetė ančiuką pro duris sakydama: Tu toks man nereikalingas, keliauk sau kur nori. Vargšas paukštelis apsistojo miško pakraštyje prie ežero. Oras ėmė vėsti, artėjo žiema. Danguje pakibo sunkus juodi debesys. Vienas ūkininkas pastebėjo vienišą ančiuką ir parsinešė namo. Gerai prižiūrimas ir šeriamas, mažylis sustiprėjo ir gerokai ūgtelėjo. Ūkininko vaikai mėgo su juo žaisti, bet buvo šiurkštus ir dažnai ančiuką gąsdino. Todėl pasitaikius progai, jis iš šių namų pabėgo. Radęs saugią slėptuvę tarp nendrių, ančiukas iškentė joje žvarbę žiemą ir sulaukė pavasario. Kai po ilgų savaičių ėmė šviesti kaitri saulutė, jis pagaliau išlindo iš slėptuvės ir išskleidė stiprius sparnus. Netikėtai į ežerą nusileido gražūs didingi paukščiai. Tai buvo gulbės. Apgailėdamas savo dalę, ančiukas nulenkė prieš jas galvą ir staiga išvydo vandenyje savo atspindį. Ne bjauriojo ančiuko, o gražuolės gulbės. Per žiemą jis užaugo ir tapo dailiu paukščiu. Gulbės apspito jį ir džiaugsmingai sveikino. Taip bjaurusis ančiukas pagaliau suprato, kad jis ne antis, o gulbė. Ir džiaugiasi sutikęs savo gentainius. Pabaigėlė. Pabaiga. Pabaiga.